Sveiki, Unboxing LT ir šiandien ant mūsų stalo didžiulis siuntinys iš Gearbest. Žinau, kad iš Gearbest, kadangi aš užsisakinėjau ausines. Ir čia parašyta, kad aš čia gavau, parašyta, kas čia, ausinės, vienas vienetas. Šitos ausinės yra bluetoothinės ir aš jų labai ilgai laukiau. Na, jūs jau matėt kitose mano video, kur aš kalbu apie tokias sportinės bluetoothinės ausinės, bet jos man nelabai patiko ir įvertinau aš jas prastai. Tai va čia tokios ausinės, kurios susidės ant, na kaip, gal tiks mano ausinės, Lidl ausinės pirkau. Irgi galite pažiūrėti video apie Lidl ausinės, tai jos man nelabai tiko, bet po to patiko, bet jos yra laidinės. O dabar nusipirkau bluetoothinės, kadangi aš su bluetoothu žiūrėsiu televiziją. Paskui paaiškinsiu, kaip viskas pas mane veiks ir kaip aš viską pasidariau. Kągi, gavau Gearbest lankstinuką. Parašyta, kad parašyk, kaip nufilmuok šitą daiktą. Tai aš dabar kaip tik ir filmuoju ir gauk 160 GB kažkokių tai taškų. Na, labai gražu servis kortelė, viskas. Nu, jaučiuosi, kad apsipirkinėjau tikroj kiniečių parduotuvė. Tai yra parduotuvė, ne kažkokiam tai turgui, o parduotuvė. Ir matysite, ausinės ausinės atkeliavo. Nepasakysiu, kad ilgai labai laukiu, bet aš jų tikrai laukiu. Taigi, Blade ausinės turbinė, T2 turbinė ausinės, T2. Amazing Life. Na, dėžutė super spalva parodyta. Čia matot, užklijuota, reiškia, niekas jų nenaudojo. Neišnaudojo. Taip, va čia visa instrukcija yra. Originalios ausinės, matot, hologramą visą uždėta. 4.1 Bluetoothas. Nu ką, atidarau ir pasižiūrėm, ką čia mes rasim. 57 čia, tai yra, nu, kaip pasakyti, milimetrų dydis, tai jau kaušelis didesnis, nes manodos aš kur testavau Lidl ausinės, Silver Crest, ten buvo 44, tai nelabai mano ausis tilpo. Taip pat susilanksto, Bluetoothas, equalizeris, na, 40 valandų turėtų būti muzikos pakrovus šitas ausinės, 45 valandos pokalbių, jeigu aš jas naudosiu, kaip prie telefonos, ir 1065 valandos standby. Taip pat audio sharingas taip pat bus galima prijungti prie šito ausinių, bus galima kitas ausinės. Tai va aš prie šito ausinių jungsiu Lidl ausinės, kurias buvau nupirkęs. Na ir kas? Na gerai, atidarinėjam, užtenka čia jums kalbėti, atidarinėjam. Pasižiūrėsim, kaip šitos ausinės atrodo. Va, kaip jos klasiškai pas mus atrodo. Na, žinokit, vau! Vau, čia oda. Čia oda. Ir čia oda. Kaip jos atsilenkia. Nu, klasiškos. Nu, žinokit, aš patenkintas. Bet aš buvau ir patenkintas šitom ausinėm, kaip ten, kur Lidle pirkau, kol aš jų neužsidėjau ir nepradėjau naudoti. Nu, va čia ausinėm kitom pajungti bus. Garsas, prametimas, va garsas. Čia treko prametimas, įjungimas ausinių, čia įjungimas. Čia garso valdymas, čia prametimas trekų, čia tam, kad paleisti arba sustabdyti kažką, tai bluetoothinės. Čia pajungimas pats maitinimui. Čia, kaip suprantu, turbūt numesti reikės, jeigu jos neveiks, numetimo klavišas. Nu ką, žinau. Čia gal plastmasinis korpusas, čia labai malonios. Gerai, pasižiūrim, ką mes dar dėžutėj turim. Laidai kažkokie. Turbūt bus čia šitoj dėžutėj. Taip, kaip, laidas pajungti kažkokį kitą grotuvą arba ausines kažkokias, tai, na ir maitinimo laidas. Daugiau čia nieko nėra. Taip, maitinimo laidas ir kaip matau, dar yra instrukcija. Instrukcija yra kokia anglų kalba.
kaip ir viskas tvarkoja. Anglų kalba, viską suprasiu, ir kiniečių kalba, anglų kalba, viską įsiaiškinsiu. Na ką, aš tada šitas ausinės bandau. Primenu, kad tai Bluedio turbinė T. Turbinė T2. Taip, T2 ausinės. Aš jas išbandau ir tada įvertinsim ir pasakysiu, ar verta jas buvo pirkti, ar neverta buvo pirkti. Jas naudosiu kartu su tokiu dar priedėliu. Aš jį paskui parodysiu jums tą priedėlį, kurį aš jungsiu prie televizoriaus ir kartu gausiu tokį, ir galėsiu televizorių žiūrėti tada, kada visi kiti šeimos nariai miegos, ir galėsiu savo ramiai žiūrėti televizorių. Viską pamatysit, iš pradžių aš dabar jas viską patikrinsiu ir tada grįšim ir tada viską papasakosiu, įvertinsim ir pakalbėsim daugiau apie šitas ausinės. Na štai, pasinaudojau šitom Bluedio ausinėm ir pasakysiu štai ką. Jos yra tikrai puikios ir tikrai kokybiškos ir aš tikrai rekomenduoju jūs jiems įsigyti. Kainą matot, per kiek laiko atkeliavo irgi matot. Ausinės, pasakysiu taip, ne iš pigiųjų, bet kokybė jų tikrai yra labai gera. Dabar kaip aš jas naudoju, galbūt ką bus įdomu. Tiesiog, čia yra bliutufinės ausinės, jos pasikrauna, laiko labai ilgai, dar vieną kartą pasikrauju, 2 savaitės praėjo, kiekvieną vakarą žiūriu filmus, naudodamas šitom ausinėm ir jokių dar nereikėjo krauti. Kaipgi, dabar pakalbėkim, kaip aš žiūriu tos filmus. Galbūt jums bus įdomu taip pat. Tai yra, šitos ausinės, tai yra visa mano idėja buvo. To, kad aš nusipirkau iš pradžių. Tokį daiktą. Aš jo nerodžiau. Tai yra, čia aš jau nupirkau šitą dėžutę dar papildomai savo draugui. Jis irgi užsinorėjo tokio sprendimo. Tai yra Multipoint Bluetooth transmitteris. Kainą pamatysit, bus parašyta aprašyme pačiame. Ir šito transmitterio pagalba, šito čia mano transmitterio pagalba, jisai šitoj vietoje yra jungiamas ausinių lizdas, tai yra išėjimas iš televizoriaus, aš jungiu televizoriaus garsą, čia tai yra kaip per ausinio kištuką iš tulpinio stereo, gaunu tokį, kaip sakoma, įėjimą į jį, tada aš jį paspaudžiu ir jisai prisijungia prie šitų ausinių ir gaunu bevėlį ryšį. Tada bevėlį, bliutufinį ryšį. Čia toksai daiktas, kaip matot, multipointas, jis yra, visi, kaip sakoma, parašyti, kad yra, kaip Bluetooth'as 4.0, tai yra viskas pas jį yra tvarkoj. Įdomesnis dalykas yra to, kad jisai gali vienu metu prijungti 2 bliutufinės ausinės. Tai yra šitas ir dar kažkokias bliutufinės ausinės. Bet aš naudoju tik tai vienas bliutufinės ausinės ir taip pat jūs jau esat matę, štai šitas ausinės pirktas iš Lidlo. Tai šitos ausinės iš Lidlo, tai yra arba aš, arba žmona jie naudojamės. Mes dar šitas ausinės, čia įjungiam antras ausinės. Ir vienu metu galim klausytis, tai yra žiūrėti televizorių, būti abudu su ausinėmis ir klausytis tų visų garsų, kuriuos paskleidžia šitas Bluetooth transmitteris. Tai yra labai puikus daiktas. Taip pat, jeigu dar atsirastų trečias žmogus su savo ausinėm, tai galėtų prie šitų ausinių iš Lidl parduotuvės dar prijungti dar vienas ausinės. Tai iš principo 3 žmonės galėtų klausytis vieno garso einančio. Na gerai, bet tai yra kalba iš tikrųjų ne apie papildomus aksesuarus, o būtent kalba apie turbinę ausinės, tai yra Bluedio, darosios, Hurricane tarėsi, nežinau kaip tarti teisingai. Tai jas tikrai dabar panaudojau, tikrai galiu pasakyti, kokybiškos, geros ausinės. Žinokit, jos skamba žymiai geriau negu šitos ausinės. Čia yra kaip, žinokit, čia kaip žemė, o čia kaip dangus. Yra skirtumas nerealus. Čia tokie geri bosai šitose ausinėse. Čia žaisliukas. Tikrai yra čia žaisliukas. O čia tokie geri bosai, kaina matot, per tiek atkeliavo, matot, automatiškai, pagal kainą jau čia yra, kokybė yra superinė, čia minkšta tokia kaip oda, čia irgi ausų nespaudžia,
kaušelis normalus, viskas su šitam ausinėm yra puiku. Jos valdo simalas kaip gražiai susidedama, prašau, galiu jas pervežinėti. Na, puikus daiktas. 5 žvaigždės iš 5, žinokit, rekomenduoju šitas ausinės, tikrai. Tai yra kinų šedevras, pasakyčiau taip, už tokią kainą, nes pigiau aš pigiau neradau tokių kokybiškų ausinių, būtent bluetoothinių, pigiau nėra, tiesiog nėra. Taip kad šitą prekę įsigyti tikrai rekomenduoju. Atėjo pakankamai greitai, kaina, galėtų būti mažesnė, nežinau. Aš visko norėčiau, kad būtų mažiau kainuotų, bet tiek to, kaina tokia, kokia yra. Spalvų ir jį galite pasirinkti, aš pasirinkau juodas, yra visokios raudonos, mėlynos, baltos ausinės, bet jos tikrai, superinės, man labai patiko, labai. Dar pasikartosiu 5 iš 5 ir ačiū už dėmesį ir tikrai rekomenduoju nueikite nusipirkti šitas ausinės, jos yra va tokios, super!